Viskas, kas įvyko 2025 Kinijos etapo sprint lenktynėse. 5 raudonoms šviesoms užgesus puikiai startavo pole pozicijos savininkas Lewisas Hamiltonas, uždengęs ir nepalikęs vilčių iš paskos sekančiam Maxui Verstappenui. Lewiso ir Verstappeno dvikova Kinijos sprint lenktynėse išvydome ir pernai, kai Verstappenas be jokios konkurencijos susitvarkė su Lewisu Hamiltonu. Penketukas starte išliko toks pat. Po Hamiltono ir Verstappeno sekė Piastri, Leclerc'as ir Russellas. Russellą pirmajame rate iš išorės bandė aplenkti vairuotojų čempionato lyderis Lando Norrisas, kuriam šis bandymas nukritus į 9 poziciją skaudžiai kainavo bet kokius šansus pakovoti. Minėtasis Russellas antrajame rate aplenkė Leclerc'ą ir šis kiek atitrūko. Į 6 poziciją iššoko Yuki Tsunoda, pakilęs net 2 pozicijomis. Už jo sekė Antonelis, Strollas ir nukritęs Lando. Hamiltono ir Verstappeno kova toliau tęsėsi. Tarp jų skirtumas pirmajame 10 ratų liko apie 0,9 sekundės ir Verstappenui, nors ir su DRS pagalba, niekaip nepavyko priartėti prie naujojo Ferrari piloto. Šio dviejetuko fone šmėžavo Oskaras Piastri, visomis išgalėmis tausodamas padangas ir ženkliai atitrūkęs nuo Russello ir Leclerc'o. Lando Norrisas, nukritęs į 9 poziciją vienu metu, pradėjo stipriai atsilikinėti nuo Lance Stroll'o, pabrėždamas savo sunkumus su priekinės kairės padangos degradacija. Ties 13 ratu Hamiltonui lyderiaujant priekyje, prie Verstappeno grėsmingai priartėjo Piastri. Dabartinis pasaulio čempionas savo lenktynių inžinieriui skundėsi, jog jo priekinės padangos mirusios. Tuo pat metu ir dėl tos pačios priežasties skundėsi ir Lando, niekaip negalėdamas aplenkti Lance Stroll'o. Piastri aplenkus Verstappeną atsibūdo kova tarp Russello ir Leclerc'o dėl 4 pozicijos. Leclerc'as tinkamai iki tol tausojęs padangas prisivijo Russellą ir kartu jie ėmė stipriai artėti prie Verstappeno. Visgi Leclerc'ui pritrūko laiko aplenkti Russellą ir jiems teko pasidalinti 4-5 vietomis. Sprinto lenktynės laimėjo meistriškai padangų gyvavimą išlaikęs Lewisas Hamiltonas. Tai pirmoji sprint pergalė tiek jo karjeroje, tiek Ferrari komandai. Antra pozicija atiteko Oskarui Piastri, atsilikusiam net 7 sekundėmis nuo nugalėtojo. Trečias Maxas Verstappenas.